Sveiki! Su jumis vėl sveikinasi Minecrafteris ir šiandieną parodysiu jums savo laiko mašiną. Na va, turbūt atrodo labai paprastai. Bet tai ir yra laiko mašina. Laukit. Čia tie naujieji komandos blokai, važiuokite į laikrodį. Naktis. Eik, tu kakint. Rytas. Eik, tu šiek. Ar reikia sustabdyti laiko mašiną? Nu ir dabar palenks virsti ir greitai spaust mygtuką. Ai, nusitelinau. Ai, sukasi galva. Oi, sukasi galva. Sukasi. Ne. O, knyga. Omega Crafteriui. Omega Crafteriui, tavo praeities laiko mašina buvo susprogdinta. Tai ateities tu pastatyk geresnę nuo Omega Crafterio. Geresnė. Pagalvokim, jeigu aš jas stačiau ateityje, tai reiškia, turbūt reikia šitas išsiųsti signalą ir tada atgausiu turbūt sugrąžinti. Jej! Sužinojau. Nu tai... Pirmyn prie statymo. Nu tai va, štai tokių dalykų reikės. Šito nebūtina, šito nebūtina, šito nebūtina, šito nebūtina. Nebūtina. Raudoną akmenį šitų, ir biškį statymo. Tokių. Kol kas laikrodžio rėmų nelabai mums reikės. Perkelkim taip. Tuoj biškį pasižiūrėsiu šitą. Okei. Ir sužinojau. Pirmą tai pastatykite. Tada tada. Čia. Dar viršio reik. Vietoj šitą portalą. Biškį teks panaudoti mano laiko mašiną. Dėl ryto. Toliau. Repeateris. Raudonakmenis. Ant 2. Tuoj pasižiūrėsim. Komandos blokas. Kaip gauti komandos bloką? Gyvė, aš jau rodžiau praeitame. 1, 3, 7 ir kiek nori. Biškį susimaišiau. Laiptelį biškį. Ar aš neišdropiu? Vėliau pasisiu. Vėl pasižiūrėsiu. Komandos bloką. Ir parašyti time add 5000. Tai biškį daugiau man. Kur apie tiek. Nu ir va. Statėt. Aš dabar biškį padekoruosiu.
info. O, dėdžius. Nu, taigi toliau tęsim statymą. Dekoravimą. Jau čia didžiulė bus dalaitai. Vietoj komandos bloko. Dabar tada apsimkim rėmus su laikrodė. Okei. O aš tai čia va tas būtų gražiau, biškį su šitais bus. O. Ups. Aš norėjau štai taip padaryti. Šitą galima paliekti. O jau taip daryti. Tai va. Va. Ir mūsų laiko mašina. What the hell? Ok. Nu ko tu čia lendi? Lenda tas Turnas Enderis. Kažkur apie tai. Kažkur apie štai čia. Pridaužkim. Obsidianas. Talas. Puta. Ar čia lagas ir kas, kad aš negaliu itemų paimti? Nu ir va. O kaip, tarkim, ten persikelt, tai ten dar daug darbo. Nu tai... Tikėkimės patiko. Vertinkit, komentuokit ir prenumeruokit. Man jau nusibodo šitą descriptionę rašyti. Nu gerai, nuo šios dalies aš jums ant galo pasakysiu šitą, bet per komentarus to nerašysiu, tik tu per descriptioną nerašysiu. O, nu ir šitais jo, viskas. Paskui dar galėsiu parodyti, kaip galima padaryti, kad minekartai važinėtų be to kaip tas vagonų, taip, ne, nu kaip tinas be bėgių, jo, teisingai bėgių. Auksinis labiau geriau. Nu tai